Čia yra, ko gero, pirmas simpoziumas ledo skulptūrų. Turėjo būti 2 skulptoriai iš Lietuvos, 2 iš Latvijos, bet įvyko nesėkmė ir keliaudama į Lietuvą vieną Latviją, į Nesą Valterę, pakliuvo į avariją ir susilaužė rankytę ir grįžo atgal. Tai į vietą buvo kaimynystėje skulptorius atvažiavęs, svečiavosi, tai pakvietė ir išėjo 3 lietuviai ir 1 latvis. Čia yra natūralus marių ledas. Jį padėjo mūsų Neringos komunalininkai išpjauti, atvežti. Tai nėra sudėtinga, tai yra pakankamai lengva dirbti medžiaga, nes jinai neturi nei faktūros, nei kažkokių ypatingų sąlygų, nereikalauja, tiesiog dirbi ir dirbi. Yra visai paprasta medžiaga, greitai pasidaranti ir smagiai darbas. Kiekvienas ledas, išskyrus visiškai skaidrų, yra ypatingas, nes su savo, ypač natūralus, su savo inkliuzais visokiais, šapeliais, burbuliukais. Čia sluoksnis ledo yra skaidrus truputėlį, sluoksnis matinis. Taip kad šiemet gan storas, 0,5 metro ledas. Labai smagu dirbti iš jo, jisai kaip išoriškai atrodo kažkas tarp ledo, tarp stiklo ir marmuro. O apdirbti labai lengva.